Sveiki atvykę į Juozo Grušo namus muziejų. Juozas Grušas, vienas žymiausių Lietuvos dramaturgų, prieš garsiąsias dramas parašė ne vieną prozos kūrinį ir išleido 3 knygas. Apie savo pirmą literatūrinį blyną, novelių rinkinį Ponia Bertulienė, rašytojas vėliau kalbėjo: neskaitykit jos, tai menka knyga. Juozo Grušo namuose muziejuje, Žaliakalnyje, eksponuojama 1928 metais Vairo bendrovės leista debiutinė rašytojo knyga, paraštėse pieštuku primarginta paties autoriaus pastabomis ir korektūromis. Savikritiškasis Grušas keitė jau išleistos knygos novelių pavadinimus ir ištisus epizodus, ypač Aleksiuko piršlybų tekstą. Šį savo kūrinį debiutuojantis rašytojas kviestas paties Balio Sruogos, skaitė studentų literatų pobūvyje. Žinoma, džiaugiaus sulaukęs pirmosios knygos, neslėpė rašytojas, tačiau pabrėžė, jog jautėsi peraugęs to meto savo kūrybą. Kritikai gerų žodžių debiutantui negailėjo. Jo profesorius Vincas Mykolaitis Putinas gyrė studentą, bet apčiuopė Achilo kulną, kūrinėliai išaugę iš tam tikrų tezių. Girdėti, kad knyga iš tiesų plintanti. Linkėdami gero jai pasisekime, lauksime jo kūrybos pražystant dar skaidresniais, sultingesniais žiedais, žiūrėjo perspektyvų autorių Brazaitis. 1933 metais spaudoje pasipila ištraukos iš būsimo Juozo Grušo romano Karjeristai. Karjeristus išleido Sakalas, honorarą mokėjo 15% parduoto tiražo kainos. Knyga kainavo 4 litus ir man išėjo apie 2,5 tūkstančio. Pasakojo rašytojas apie 1935 metais išleistą pirmą ir vienintelį savo romaną, kurio dalį rankraščių ir mašinraštį galima pamatyti Juozo Grušo namų muziejaus ekspozicijoje. Autorius savęs nepagiria ir už antrą knygą. Prastas romanas, daugiau galvojęs apie visuomenės kritiką, o ne meniškumą. Literatūra man tuo metu buvo antraeilis dalykas. Karjeristus įkvėpė bendra atmosfera, Kaune buvo laikoma blogu tonu kalbėti apie šį kūrinį. Nors buvau ateitininkas, santykiai su krikščionimis demokratais buvo nekokie. Kai išleidau Karjeristus, visai pairo, smarkiai jie įsiuto. Romano autorius plaka visus, kairiuosius ir dešiniuosius, jei jie blogi kaip žmonės, gyrė Grušą Jonas Šimkus. Na, o knygą skaitę muziejaus lankytojai pastebi, jog ji aktuali, tarsi būtų parašyta šiais laikais. Tik po 3 knygos, novelių rinkinio Sunki ranka, aš tapau pirmuoju po Cvirkos, šmaikštavo rašytojas. Sakalo leidyklos 1937 metais išleistas novelių rinkinys gavo Spindulio bendrovės premiją už psichologinį tikrumą, mokėjimo personažuose įžvelgti gilesnių aspektų ir kitas stiprybės. Šiuo 13 novelių rinkiniu Juozas Grušas pasirodė kaip subrendęs novelistas. Bene garsiausia rinkinio novelė, Kelionė su kliūtimis, vėliau išversta į anglų kalbą ir Jungtinėse Amerikos valstijose įtraukta į geriausių pasaulio trumpų apsakymų rinkinį. Sunki ranka vėliau buvo ne kartą leista, novelės verstos į kitas kalbas ir iliustruotos. Šių ir vėlesnių rašytojo novelių iliustracijomis dekoruoti muziejaus ekspozicijos langai Juozo Grušo namuose muziejuje, Kalniečių gatvėje 93, Kaune. Užsukite pasižvalgyti ir autentiškoje aplinkoje susipažinti su rašytojo gyvenimu bei kūryba.